Sveiki visi. Šiandien norėčiau skirti šiek tiek laiko temai, kuri yra, manau, labai aktuali ir svarbi kiekvienam iš mūsų, nes tą dalyką mes turėjome visi. Tai yra vaikystė. Kodėl ji yra aktuali? Todėl, kad viskas, kas susiformavo vaikystėje, visi įsitikinimai, vertybės, nuostatos, pasaulėžiūra įtakoja mūsų šiandieninį gyvenimą. Jeigu gyvename tokiam automatizme, tai mes labai dažnai net nesuvokiam, kaip stipriai vaikystės programos įtakoja mūsų šiandieninius sprendimus, mūsų šiandieninės emocijas, santykius su savimi, santykius su kitais žmonėmis. Todėl šiandien norėčiau trumpai apibrėžti, kaip viskas vyksta. Taigi vaikystėje mes, kaip ir minėjau, įgauname pagrindinės nuostatas, įsitikinimus, kurie lydi mus iki pat šių dienų ir dar lydės ilgai. Kaip formuojasi įsitikinimai ir kas tai yra? Pavyzdys. Jūs augote, tarkim, jums yra 4 metai ir jūs statėte bokštą. Taip, iš kaladėlių statėte bokštą. Pastatėte, labai savimi didžiuojatės ir labai norite pasikviesti mamą, tėtį ir parodyti, kokį bokštą jums pavyko pastatyti. Mama, tėtis ateina, pažiūri, bokštas kaip bokštas ir nueina. Taip? O jūs, vaikas, liekate su savo pasaulėliu, su savo emocija. Kodėl neįvertino mano bokštą? Turbūt jis nėra pakankamas. Statysiu dar, stato dar kitokį bokštą, galbūt iš kitokių kaladėlių ar kitokių priemonių. Tada pasikviečia dar kartelį tėtį mamą. Jie ateina, pasižiūri. Šis jau geresnis. Ir daugiau nieko ir vėl iškeliauja. Tuomet vaikas nueina į mokyklą, jau truputėlį ūgtelėjęs ir jis sako, dabar kaip aš parašysiu tokį rašinį, kad mokytoja tiesiog bus be žodžių. Vaikas tikrai stengiasi, parašo patį geriausią jam įmanomą rašinį ir jis tikisi jau, kad pagaliau mokytoja jį pagirs, o mokytoja perskaito tą rašinėlį ir sako, žinai, būtų neblogai, bet labai daug klaidų. Taip, sekanti situacija vėl gali būti analogiška draugų tarpe, šeimos tarpe, artimųjų tarpe. Ir vaikui tiesiog visos šitos patirtis įsirašo kaip įsitikinimas, jog aš toks, koks esu, nesu nieko vertas. Man reikia stengtis ir daryti vis daugiau ir daugiau tam, kad būčiau pripažintas, nes tai, koks aš esu iš savęs, niekam nesu įdomus. Taip? Ir kaip šis įsitikinimas, šita programa lydi jį toliau. Esančios ateityje situacijos tiesiog dar kartelį jam patvirtina, kad jis nėra tinkamas, pakankamas, toks, koks jis yra. Todėl vaikas augdamas vis stengiasi daryti daugiau. Baigia universitetą, galbūt 2 universitetus, taip, susiranda darbą, stengiasi iš visų jėgų, aukoja savo laisvalaikį, aukoja savo pomėgius, lieka po darbo, dirba daugiau, nes nori pasiekti kuo daugiau. Ir jau po keliarių mėnesių, tarkime, ar metų, jis jau pasiekė vadovo poziciją. Ir atrodo jau viskas, jau maksimumą pasiekiau, dabar tai mane įvertins kažkas. Bet tas kažkas neįvertina, nes kas turi įvertinti? Mama, tėtis, gal tau 30 metų, jau mama, tėtis kažkaip, įvertint gali, bet taip, vadovas, tu esi vadovas, darbuotojai galbūt įvertins, gal įvertins, o gal ir ne. Ir kas nutinka? Tai nutinka tai, kad žmogus pasiekia aukščiausią savo pakopą, siekdamas įsitikinimu, kad esu nepakankamas toks, koks esu, todėl man reikia siekti kuo daugiau. Ir to pasiekoje žmogus tikrai gali labai daug pasiekti, daug uždirbti, tačiau viduje jausti tuštumą. Ir tos laimės jausmo viduje nėra, nors jis jau labai daug yra pasiekęs. Taip? Ir ko pasiekoje žmogus tiesiog yra nelaimingas. Jis negali laimės
nusipirkti už uždirbtus pinigus, jis negali net draugam papasakoti, kiek jis daug pasiekė, nes jų tiesiog nėra, nes visą savo laiką atidavė savo darbui, taip, karjerai. Ir kaip iš tokio užburto rato išeiti? Tai tiesiog reikia sustoti ir liautis būti pačiu geriausiu. Reikia susikoncentruoti į save, į tai, ką aš noriu veikti, į tai, koks aš esu iš prigimties, kokios yra stipriosios mano pusės ir ką aš galiu veikti apart to nežmoniško arimo ir įrodinėjimo, kad aš esu pats geriausias ir tinkamas. Kai žmogus sustoja ir atsigręžia į save, jis supranta, kad jam nebereikia tų karjeros galbūt aukštumų, tų didžiulių pinigų uždirbtų, kad jam reikia tiesiog saugios erdvės, mažo būrelio draugų, šeimos, taip, kur galėtų pasipasakoti, kaip jam sekėsi diena. Ir tą įsitikinimą po truputėlį perprogramuoti. Nes ko pasekoje, jeigu žmogus nesustos, tai jis visą gyvenimą nugyvens ir kai jau nugyvenęs tą gražų, atrodytų ilgą gyvenimą, kur jau daug pasiekė, žmogus vis tiek nejaus pilnatvės jausmą ir sakys, kažkas ne taip, nesuprantu, nebuvo tas gyvenimas malonus. Nesijaučiau jame gerai. Taip, kas iš šono atrodytų keista, juk tas žmogus daug pasiekęs. Bet tiesiog jo impulsas, motyvas į priekį eiti buvo būtent tas įsitikinimas, kad esu nepakankamas. Ir norėjimas įrodyti kitiems, kad aš esu pats geriausias. Geresnių už mane nėra. Bet tai nėra tikra ir tai nebūna žmonėms tikra. Todėl jie būna liūdni, pikti, nepatenkinti, dažnai kaltinantis tėvus. Tai apie kaltinimą tėvams. Kaltindami tėvus už tai, kokie mes esame šiandien, mes nesąmoningai siekiame vieno paprasto dalyko – nusiimti visą atsakomybę nuo savo gyvenimo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu mano tėvai būtų man vaikystėje davę daugiau meilės, daugiau atjautos, dėmesio, supratimo, būtų pasakę daugiau palaikančių gerų žodžių, taip, tai nebūčiau aš šiandien toks piktas, nebūčiau aš toks nesėkmingas, turėčiau normalius, sveikus, o ne toksiškus, tarkime, santykius šeimoje. Mano karjera tikrai būtų daug aukščiau, nes labiau pasitikėčiau savimi, mano savivertė būtų aukštesnė, taip, galėčiau atlyginimo didesnio paprašyti. Ir šiaip aplink mane tiek daug piktų, arogantiškų žmonių, kad aš nebegaliu. Tai visą tai mes turime susikūrę patys. Taip, ir mes tiesiog visą tai, ką susikūrėme šiandien patys, viską nukeliam į vaikystę ir kaltinam tėvus, kad jie neįdėjo tinkamų įrankių į mūsų programą vidinę, taip, tam, kad mes galėtume šiandien būti sėkmingi žmonės. Bet mes turime suprasti, kad mūsų brangiausiai tėveliai mums davė tiek, kiek jie tada galėjo ir gebėjo. Taip, ir kiek galų gale turėjo. Mes negalėjome reikalauti iš tėvų daugiau, nes tiesiog jie neturėjo. Jiems jų tėvai, mūsų seneliai irgi kažkokį bagažą davė, taip, davė kažkokią dalelę meilės, taip. Mums galbūt tos meilės iš tėvų reikėjo daug daugiau, bet jie tik tiek turėjo, taip, kiek turėjo, tiek atidavė. Taip, mums gal reikėjo daugiau supratimo iš tėvų, bet jų pačių, kai jie buvo vaikai, jų tėvai, mūsų seneliai jų nesuprasdavo ir nepalaikydavo ir jie nematė to šeimos modelio. Tai kokiu būdu jie gali mums perduoti daugiau, stipriau to, ko mes norime, taip, pačią geriausią, jeigu jie patys yra, jų pačių rezervas yra tuščias.
Ir reikalauti iš tėvų tai yra kančios sau tokia formulė. Taip, dedame lūkestį į tėvus, tėvai mus nuvilia ir mes dėl to esame nelaimingi. Taip, dedame vėl kokį tai lūkestį ant tėvų, jie vėl mums negali to duoti, mes vėl nusiviliam. Taip, tai reikia sustoti, baigti kaltinti tėvus, kad jie mums pakankamai nedavė to, ko mums galbūt reikėjo. Sustojus pagalvoti, ką aš iš jų gavau, padėkoti už tai, ką davė, kokias pamokas išmokam ir toliau žengti žingsnį po žingsnį ir savo dabartinį gyvenimą patiems keisti. Va čia yra sudėtingiausia dalis. Kai nustojame kaltinti, tada mes turime atsigręžti į save ir pažiūrėti, ką aš galiu padaryti, kad mano gyvenimas šiandien būtų geresnis ir gražesnis. Taip, ką aš galiu padaryti, kad tarkim savo vaikams galėčiau duoti gausą meilės, taip, gausą palaikymo. Nors pati to negavau, bet gyvename kitais laikais ir mes galime tos meilės gauti iš aplinkos, iš kolegų, taip, iš šeimos narių, iš tų pačių tėvų, jeigu mes nustojame juos kaltinti ir kelti jiems lūkesčius, taip. Pabandykit, tikrai pamatysit, kad tėvai pakeičia visiškai savo pasaulyježiūrą ir geba mus palaikyti, tarkim, jau suaugusius. Ir kai nustojame juos kaltinti ir prisimame visišką atsakomybę už save ir pradedame keisti šiandienos gyvenimą ir tai, kas mums nepatinka, tada pasikeičia santykiai su aplinka. O kaipgi keičiasi ta visa mūsų supanti aplinka besikeičiant pačiam? Tai reikia žinoti, kad tai, kas yra mūsų viduje, mūsų vidinis pasaulis, mūsų vidinį pasaulį atspindi išorę. Taip, jeigu viduje aš esu labai pikta, taip, pykstu ant kolegos, pykstu ant tėvų, pykstu ant vyro, pykstu ant sūnaus, dukters ir taip toliau. Tai jūs natūraliai, jeigu turite viduje daug pykčio, tai aplinkoje ir sutiksite žmonės, kurie atspindės jūsų tą emociją. tą pyktį, taip, nueisite į Maksimą, tai pardavėja bus pikta, taip, ir sakysit, nu, kas čia dabar parduotuvį galima čia taip su klientai šnekėti, taip, važiuosite automobiliu, priešais automobilis užkirs jums kelią, jūs vėl susitiksite su piktu žmogumi. Ir taip toliau ratas užburtas, nes aplinka atspindi jūsų vidinį pasaulį. Taip, jeigu jūs esate labai viduje nelaimingas, taip, depresyvus, tai ir sutiksite aplinkoje, žiūrėkite tokius žmonės, kurie irgi yra nelaimingi, irgi sakys, ir man nesiseka, ir aš nelaimingas, taip, ir man su antra pusė blogai sekasi, ir man su viršininku blogai sekasi, taip, aš lygiai toks pat nelaimingas kaip ir tu. Ir tuomet atrodys, kad, tik kaip žmonės gali gyventi pozityviai, juk taip, aplinkui tiek daug nelaimės ir nėra nieko, kas galėtų džiuginti, taip, nes mano vidus yra toks, išorė atspindi mano vidų, taip. Tačiau, kai mes pradedame vidų keisti ir keisti savo būsenas, kas nutinka? Žiūrėk, aplinkoje atsiranda žmonės, situacijos, tokios, kurios atspindi ir tavo tą pozityvesnę vidaus pusę, taip. Tarkim, tu nori kurti, turi kažkokią idėją, tuom gyveni ir nori pradėti tą idėją įgyvendinti, ar ne? Bet atrodo, bet nieko nepažįsti, jokių žmonių, nežinai nei į kur, nei į dešinę, nei į kairę, nei tiesiai, kurią pusę eiti ir nuo ko pradėti, bet tuo gyveni, tuo tiki. Ir tada žiūrėk, kažkur sutinki žmogų, kuris sako, vat, kaip norėčiau kažkur painvestuoti, ar ne? Arba
o tu čia tą planuoji daryt, aš kaip tik turiu idėjų, galiu tau padėti, ar ne? Ir tiesiog aplinka atspindi jūsų vidų. Taip, jeigu jūs iš savęs esate žmogus pozityvus ir kiekvienoj sunkesniai, negatyvesniai situacijai randate pliusų, kodėl taip nutinka, kokią pamoką galiu iš to išsinešti, tai jūs ir aplinkoje sutiksite lygiai tokius pačius žmonės ir papulsite į tokias pačias situacijas, kur jums sakys, nieko tokio, pasižiūrėkim, ką galime iš to gero išsinešti, taip. Bet jeigu jūs situacijoje sakysite, kas čia per nesąmonė, ką čia darote, čia taip negalima, tai toje aplinkoje taip pat bus žmogus, kuris sakys, tikrai kaip negalima, taip, ir patvirtins jūsų vidų. Tai kalbant apie tėvus, taip, temą tęsiant, tai jeigu mes kaltiname ir pykstame ant tėvų, kad jie mums kažko tai nedavė, taip, kokį lūkestį mes turėjom, ką jie turėjo mums duoti, tai žiūrėk, situacijas patvirtina, kad tikrai taip yra, taip, ir tikrai tėvai tokie yra ir dabar, ar ne? Jeigu, koks čia galėtų būti pavyzdys, jeigu, tarkime, man tėtis sakė pas mane, ar mama atvyks, taip, bet aš viduje jaučiu jiems pykti, taip, už vaikystėje patirtas nuoskaudas, tai tiesiog taip susidėlios aplinkybės ir situacijas, kad tėvai turi jums patvirtinti, kad taip, tai, ką tu jauti, taip iš tikrųjų yra. Ir žiūrėk, susidėlioja taip situacijas, kad jie negali atvykti ir tave nuvilia. Tavo lūkestis yra nepatvirtintas, taip. Ir tu esi nuviltas, taip, bet jeigu tu pakeistum pasaulėžiūrą, pakeistum tiesiog poziciją savo, požiūrį į tėvus, ar ne, kad okei, aš priimu jūs tokie, kokie jūs esate ir ačiū jums už tai, ką jūs man galėjote duoti ir davėte, tai esant tokiai situacijai, kur tėvai pažadėjo jums atvykti, taip, tai tiesiog susidėlios taip visos aplinkybės, kad jie iš paskutiniųjų pasistengs, kad tikrai galėtų pas jūs atvykti ir tą padarys, taip, nes jūsų vidus transliuoja tai, kad aš viskas tvarkoju, aš priimu jūs tokius, kokie jūs esate, ir tuomet jiems nereikia patvirtinti kitos jūsų pusės, jis patvirtins tai, kad taip, tu mus priėmi, nesąmoningai, taip, tu mus priėmi, ačiū jums už tai, tikrai aplinkybės taip susidėlios, kad tėvai pas jūs atvyks. Tai vadinama atspindėjimu, taip, ir kaip mūsų sąmonė pasąmonė veikia, kokią informaciją transliuoja, ta visa informacija atsispindi mūsų aplinkoje ir mes gauname iš jos patvirtinimus, atspindėjimą tokio, kokį mes transliuojam ir kokio tikimės, taip. Tai čia yra labai svarbus punktas. Jeigu norite, kad jūsų aplinka pasikeistų, turite pradėti atsigręžti po truputėlį į save ir pradėti save keisti. Kai save pradėsit keisti, matysite, kad viskas aplinkui taip pat keičiasi. 100% per savo patirtį esu praėjusi ir tai pasitvirtina 100%. Ir pabaigai norėčiau jūs visus pakviesti atsipalaiduoti ir visas kaltinimų, nuoskaudų, pasipriešinimų, pykčio gijas su savo tėveliais nutraukti ir leisti jiems gyventi savo gyvenimus ir nebelaikyti jų prisirišusių prie savęs ir leisti jiems gyventi savo gyvenimą ir leisti sau būti savo gyvenimo pilnateisiškai šeimininkais, kuomet galite savo gyvenimą visiškai daryti puikų, nuostabų, jums tinkamą,
nepriklausomai kokias patirtis buvo vaikystėje. Tad kviečiu atlikti vieną labai paprastą, bet pakankamai stiprią techniką, kuri padės žengti pirmąjį žingsnį link santykių su savo tėveliais. Tad labai norėčiau, kad jūs kažkur įsipatogintumėte. Galite, jeigu turite erdvę prigulti, galite prigulti ir klausytis mano balso. Įsitaisykit patogiai. Galite užsimerkti. Atsipalaiduokite. Pajauskite, kaip įkvepiate, iškvepiate. Įkvepiate ir iškvepiate. Jaučiate, kaip atsipalaiduoja jūsų kūnas. Atsipalaiduoja jūsų kojos, jūsų juosmuo, kaip atsipalaiduoja jūsų pilvas, pečių juosta, rankos, kaip atsipalaiduoja jūsų galva. Ir jūs esate visiškai atsipalaidavę. Ir priešai save pamatote sceną. Jūs esate žiūrovas. Toje scenoje matote savo mamą, tėtį, žmonės, kurie jūs įskaudino ar kažkaip kitaip jums sukėlė nemalonių jausmų. Ir žinote, kad jų tuometinis elgesys įtakoja jūsų dabartinį gyvenimą. Jūs visus tuos žmones matote ant scenos. Jie stovi ir žiūri į jus. Jūs jaučiatės ramus. Ir matote, kaip iš jūsų širdies centro išeina gija iki kiekvieno žmogaus esančio ant scenos širdies centro. Kiekviena gija susisilieja su kiekvieno žmogaus širdimi. Ir jūs suprantate, kad per šią giją tie žmonės esantis ant scenos jūs maitino iki šiol visų negatyvų, pykčių, nusivylimų, neapykantą. Ir šios gijos neleidžia jums ir jiems gyventi savo gyvenimu, nes jos laikosi viena už kitos.
Bet jūs suprantate, kad nuo šiol jūs esate laisvas žmogus ir norite šias visas gijas nutraukti. Todėl įkvepiate, iškvepiate. Pasiimate žirkles ir padėkojant kiekvienam iš scenoje esančių žmonių už patirtį, už pamokas, jūs su šiomis žirklėmis nukerpate kiekvieną giją atskirai su kiekvienu žmogumi esančiu ant scenos. Nukerpate giją su mama, su tėčiu ir su visais esančiais. Turite tiek laiko, kiek jums reikia. Neskubant, padėkojant. Ir kai baigiate, jaučiate, kaip tampate lengvi, paleidę tai, kas jūs laikė ir ką laikėte jūs. Jūs esate laisvi kurti savo gyvenimą, nepaisant patirčių. Pasimėgaukit tą laisvės lengvumo akimirką. Tie žmonės ant scenos šypsosi. Ir dėkoja jums, kad juos paleidote. Jūs visi esate laisvi. Dar kelios akimirkos. Ir su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu pajaučiate savo fizinį kūną, savo kojas, juosmenį, savo pečių juostą, rankas, savo galvą. Ir kai esate pasiruošęs, iš lėto, neskubant, atsimerkiate ir padėkojate sau, kad žengėte pirmą žingsnį link pilnai atsakingo savo gyvenimo. Tai, mielieji, tuom ir baigsime šį mūsų susitikimą.
labai tikiuosi, kad pavyko atlikti pratimą. O jeigu viduje buvo kažkoks tai blokas ir nepavyko, tai galite atsisukti video ir pakartoti šį pratimą tiek kartų, kiek jums reikia. Ir galite tai atlikti su pasirinktu žmogumi atskirai. Galbūt pratimo metu prieš nukerpant giją kažką tam žmogui norite pasakyti, galite tai ir padaryti, perduoti kažkokią žinutę. Ir pamatysite, kaip jūsų santykis su jūsų tėvais, su jūsų aplinka pradės po truputėlį keistis, nes keičiatės jūs, o aplinka tiesiog atspindės jūsų vidinį pasaulį. Tai gero jums lengvo ir sąmoningo gyvenimo ir iki kitų kartų, mielieji. Visa.